Sveiki visi ir šiandien vėl apie defektus. Tai va, šiandien aš jums papasakosiu apie vieną defektą, tai yra ne tai, kad defektą, bet tokį dažną irgi pasitaikinti atvejį. Broką, kuris atsiranda dėl to, kad arba tyčia, būna netyčia, žmonės palieka įkočiotą orą. Aišku, čia gali būti dėl drėgmės, pilną sąrašą aš aprašysiu jums komentare, kaip tokį priedą, kad kažko nepraleisti. Ir būtent šiuo atveju tai buvo įkočiotas oras, nes lipdyta buvo šiaip rankiniu būdu, matosi iš tai yra sluoksniuotai, kai mažais sluoksniais, molio blyneliais suklijuota ir padarytas ten formas kažkokios. Ir buvo įkočiotas oras, kuris degimo metu tiesiog išpūtė ir išsprogdino darbus. Jeigu šiuo atveju mes turim tiesiog išsprogdintą, tai čia iš viso suplėšė į gabalus. Būtent apie orą, tai kaip pasitaiko. Labai geras pavyzdys ir matosi, kad buvo lipdyta sluoksniais, sutraiškė ir kitą net iš viso suplėšė. Nors molis buvo ir su šamotu, bet vis tiek ištaškė. Čia apsivedžiau markeriu, kad būtų matyti. Tiesiog labai gerai matosi, kad šitoj vietoj buvo oras, o likusi dalis, būtent čia, tai tiesiog išmušė. Tai būna pasitaiko, kad jeigu yra kokia vaza ar puodelis, tai lupa arba į priekinę dalį, arba į vidinę. Kas dar su šituo gali būti, tai kaip praeitą kartą aš jums minėjau apie, kai yra netinkamas suformavimas, pasitaiko, galima nušveisti sluoksnį, pasitaiko tokia įduba. Tai dar būna tokių momentų, kad jeigu neišlenda, tai oras išpučia. Čia jau kitoks truputį brokas yra, irgi parodysiu ateityje, kad gali išpūsti, kaip pavyzdžiui, uodo, gausis kaip uodo įkandimas, toks guzas, glazūra dažniausiai tai pakelia, arba būna įduba. Tai dabar, kad nesiplėst, čia reiktų jums tiesiog gyvo pavyzdžio parodyti. Parodysiu, tai kol kas tiek. Tai žinokit, kas būna, kai lipdot ir neišmušot orą, tai yra tiesiog, kai lipdot kažkokį darbą, išdurkit su adata. Aišku, dabar ant smūgio aš radau. Galima, arba yra, kainuoja €1,5 gal, su tokia, galima tiesiog su darbiniu peiliuku lipdot, išdurėt, užglaistot ir tiek žinių. Nieko ypatingo. Bet stenkitės vengti tokių dalykų, nes pasekmės būna iš tikrųjų labai liūdnos. Tai šiuo atveju man dar pasisekė, kad sprogo krosnis apsinešė, bet viską tiesiog susišlaviau, su dulkių siurbliu sutraukiau ir tiek. Nes kai sprogsta su glazūruoti, tai tada būna tikrai ir krosnis gadinama, ir greta stovintis darbai. Tai kol kas tiek, įtrūkimai, labai geras išsisluoksniavimas matosi, sutrūkęs, tai išmušinėkit orą, nes gali būti liūdnų pasekmių. Kol kas tiek ir iki sekančio, būkit.